Nu ką, sveiki gyvi, mano mėly draugai. Šiandieną lankausi pas konservatorių Savinių partijai. Kaip matome, yra didysis tekis vienas Kubilius, o šitas, matot, Žilas yra labai panašus į Pavilionį. Prieš keletą savaičių vyko konservatorių susirinkimas Askredės ir draugas tekis Kubilius labai prasmirdęs. Jisai paaiškino, kad Lietuvos ekonomika pralenkė jau centrinę Europos dalį, pralenkėm Portugaliją ir net sugebėjo pasakyti, kad mes jau esame tam pačiam lygiai kaip yra Japonija. Pralenkėme ne tik Portugaliją, Graikiją, atrodo, kad ir Ispaniją. Kubilius ir visa konservatorių partija praktiškai būtų prilyginama avinams, kurie sutinka su visko, ką vienas avinas tekis jiems pasako. Bet noriu tikėti, kad mūsų Lietuva žmonės yra pakankamai racionalūs ir protingi. Ir ta Šimonytės tekių pateiktas biudžetas, kuris aiškina, kad 17 milijardų pajamų, 20 milijardų ir 500 milijonų išlaidų, sakė, čia nieko tokio, čia viskas yra gerai. Tik tais noriu jumis įspėti visiems, kad pašalpom savo hebrai, turiu menį per paramas, per plaunamus pinigus, per vėjo jėgainės jūrą ir panašius dalykus, bus pakankamai daug. Tai mėly gyventojai, nebūkime avinais, turėkime savo galvas ir Lietuvą reikia sugyventi su galvom, o ne be galvų. Oi, nepagalvojau, man galvojasi lėtai, kam tokia galva padėt galėjau ją tikrai. Ai, 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 be galvos gyventi yra gerai. Oi, ai.